Lietuvos dainų šventėje jau antrą kartą vyks renginys skirtas pasaulio lietuvių bendruomenėms ir Lietuvos tautinėms bendrijoms Sujunkime Lietuvą. Šiais metais šis renginys turi puikų šūkį. Aš esu Lietuva. Juk iš tiesų nesvarbu, kur tu būtum, kur begyventum, tu esi ir lieki lietuvis ir gali bet kur gyvendamas kurti ir dirbti Lietuvai. Birželio 30 dieną Vilniaus Rotušės aikštėje vyks Paviljonų miestelis. Paviljonų miestelėje jūs galėsite ateiti ir susipažinti su pasaulio lietuvių bendruomenėmis, su jų veikla, jų įdomiais projektais, sužinoti, kaip ir kokiu būdu jie garsina Lietuvą. Taip pat jūs galėsite apsilankyti ir Lietuvos tautinių bendrijų paviljonuose ir sužinoti, kuogi gyvena Lietuvos tautinės bendrijos. Visą dieną Rotušės aikštėje vyks koncertas, kuriame jūs galėsite išvysti pasaulio lietuvių bendruomenių kolektyvus ir taip pat pamatyti ir susipažinti su Lietuvos tautinių bendrijų meno kolektyvais. Pasaulio lietuvių bendruomenė nuo 2018 metų plėtėsi ir augo. Šiuo metu esame 55 valstybėse. Tai nereiškia, kad visos bendruomenės yra aktyvios. Tai yra tiesiog 10, kur mažiau aktyvių iš 55 ir tikimės, kad bent jau surinksime 30 valstybių bendruomenių, kurios prisistatys būtent Paviljonų miestelyje. O grupių irgi iš tiesų pamatysime, kad kuo parodyti didesnę mūsų pasaulio lietuvių įvairovę. Kad Lietuva susipažintų su ta plačia, marga ir labai įvairia Lietuvos diaspora. Įdomybė šių yra pasaulio lietuvių dienų tai, kad pirmą kartą istorijoje vyks pasaulio lietuvių forumas Liepos 1 dieną. Ir kviesime dainų šventės dalyvius ne tik dainuoti, šokti, prisistatyti, bet mąstyti apie tai, kuo galiu būti naudingas Lietuvai. Aš esu Lietuva ir nesvarbu, kur aš gyvenu. Kaip prisidėti prie Lietuvos gerovės kūrimo, nors pats negyveni vėl Lietuvoje. Šiuo metu gal negyveni, gal grįši, gal tavo vaikai atvažiuos. Ir tai bus naujiena. Jau yra paskelbta registracija. Visi pasaulio lietuvių bendruomenių mėgėjų meno kolektyvai, kurie nori dalyvauti koncerte Rotušės aikštėje birželio 30 dieną, gali registruotis. Taip pat vyksta registracija į Paviljonų miestelį. Beje, kai kurios bendruomenės jau dabar atsivežė visą reikalingą įrangą savo paviljonui. Norite pamatyti ir atrasti, kuo gyvena pasaulio lietuvių bendruomenė, kaip ji garsina Lietuvą, kuo gyvena lietuvių tautinės bendrijos? Užsukite birželio 30 dieną į Rotušės aikštę nuo 12 val. Į renginį Aš esu Lietuva. Sujunkime Lietuvą.